Lietuva kol kas yra viena mažiausiai nuo klimato kaitos nukentėjusių valstybių pasaulyje. Esame išties dėkingoje geografinėje zonoje. Pas mus, šiek tiek ilgesnė vasara ir trumpesnė žiema yra sveikintinas dalykas. Tačiau neturėtume pamiršti, kad kai kurios fizinės klimato kaitos rizikos visgi Lietuvoje yra ženklios. Pajūrio ir Nemuno deltos regionuose potviniai ir jų patiriama žala yra ženkli ir pasikartojanti kasmet ar net kelis kartus per metus paskutiniais metais. Taip pat miškingose zonose gyvenantis turėtų nepamiršti, kad didėjant sausrų tikimybei ir sausiems laikotarpiams ilgėjant didėja miškų gaisringumas. Fizinės rizikas, kurios yra nedidelės, visiškai uždominuoja pereinamojo laikotarpio rizikos. Nes Lietuvos ekonomika yra dominuojama sektorių, kurie privalo transformuotis – statyba, transportas, gamyba. Ir apskritai mūsų ekonomikoje dominuoja smulkus ir vidutinis verslas, kuriam trūksta ir žmogiškų, ir finansinių resursų prisitaikyti prie arteinančių teisinių reguliavimo pokyčių. Tvarumo ataskaitoms rengti, pripažinkime, smulkus ir vidutinis verslas nėra pasiruošęs nei resursais, nei žiniomis. Todėl, kalbėdami apie klimato kaitos rizikas Lietuvoje, turėtume koncentruotis į pereinamąjį laikotarpį ir į smulkų vidutinį verslą. Šias rizikas mes privalome vertinti ir valdyti jau šiandien.